Labadiena, sveiki įsijungę moterų A lygos transliaciją. Šiandien kiek neįprastų laikų, ketvirtadienį 15 val. Startuoja rungtynės Lietuvos sporto centro stadione Vilniuje. 13-ame ture susitinka du žalgiriai. MFA Žalgiris MRU bei Vilniaus FK Žalgiris. Ir su ta pačia Šiaulių Gintra, tai pačiai Šiaulių Gintra Austėja Pocevičiūtė. Vėl David. Labai pasyviai gynyboje dirba Contreras, tiksliau gynyboje nedirba. Čia perdavimas į Kupurni. Perdavimas palei liniją, link Godos Smailytės ir čia gali būti pavojingas. Smailytė pereina Vilnietės į varžovų aikštės pusę. Čia smūgis į vartus ir labai pavojingas. Perdavimas nuo baudos aikštės, nuo kampino gairelės į baudos aikštelę. Ten Mildos Liužinaitės, aišku. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. O čia galimybė kontratakuoti. Dabar tiesa, Adugbe yra viena prieš tris varžoves, pasijungia durų į ataką. Atėjo prie baudos aikštelės ribos. Čia šansas, smūgis. Ir čia neblogai. Ta Žalgirio merginų ataka. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir ne prieš Mildą Liužinaitę. Perdavimas dešiniau, David. Smailytė baudos aikštelė. Tolimo virksto link. Tokia, galima sakyti, ir taraninio tipo puolėja. Čia smūgis ir šalia vartų. Contreras ir čia kokia klaida ir kokios progos dabar nepavyksta išnaudoti. Gerai, kirtinėjo ten Adugbe, perdavimo kol kas nesulaukia. Perdavimas dabar. O čia galimybė ir FK Žalgiriui, perdavimas iš gilumos. Ir gudriai. Skaitė perima kamuolį ir ieško komandos draugės tarp linijų. Ją randa, čia galimybė ir vėl. Dabar vėl durų. Skaitė, dešinę koją, smūgiuoja kamuolio. Dabar jį bando blokuoti šiek tiek matomumo vartininkai. Dabar perdavimas į baudos aikštelę ir kamuolys spurda vartų tinkle. Adžojat. Ir komandos draugės sveikina. Taip pat yra pažįstamos puikiai abiem komandom. Čia Žižytės perdavimas į baudą. Baigsiu galbūt po šios atakos. Gali būti pavojinga. Smūgis. Kelečiūtė pabandė žaisti. Bet vėl atliekamas perdavimas. Čia krinta baudos aikštelėje durų. Ataka tęsiasi. Aišku, reikia nedaryti tokių klaidų. Čia smūgis. Ir ne. Reikia geltona kortelė. David. Čia kampinis ir klaida. Vartininkė negaudo kamuolio užtikrintai. MRU gretose. Būtent jį dabar gynyboje dirbo. Čia gali būti smūgis į vartus. Ir Milda Liužinaitė. Lietuvos moterų rinktinės kapitonė lygina rungtynių rezultatą 74 minutę. Randa Vazdauskaitė, ši taisosi kamuolį, gali atlikti smūgį, jie atlieka, turėtų būti kampi. Pasižiūrėkime dabar. Geras perdavimas, ten vartininkė vėl prie kamuolio prieiti nesugebėjo. Ojojoj, kokia klaida ir FK Žalgirio merginos turi kontrataką. Geras perdavimas ir neišnaudota proga. Šiose rungtynėse FK Žalgirio futbolininkėms būtų labai reikalinga. Nuo vienų iki kitų vartų. Vyksta futbolas, Vazdauskaitė kamuolį aikštėje išsaugojo. Leidžiama žaisti ir čia greitai įžaistas kamuolys. Šukštulytė vėl prie baudos aikštelės. Jos perdavimas blokuojamas, bet Šukštulytė kamuolį
išlaiko Liužinaitė. Smūgis kairę koją šį kartą ir pusios kuriam laikui. Lazdauskaitė ieško taktos krypties keitimo galimybių ir tą pavyksta galų gale padaryti. Ten Ivanciūtė. Viskas buvo pagal taisyklės, o čia gerai prasimestas kamuolys. Į baudos aikštelę atliekamas perdavimas, smūgis į vartų. Kamuolį išleido, grąžinti jo į žaidimą labai net ir neskuba, tad Ugnei Šmitaitei nelieka daryti nieko kito, kaip skelbti apie rungtynių pabaigą. Kaip ir pirmajame rate, taip ir antrajame dviejų moterų A lygos Žalgirių akistata baigėsi lygiosiomis.